Sveiki, brangieji, šiandien kartu su jumis leidžiamės į kelionę ir pakalbėkim apie išrinkimą. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 2 eilutė sako: išrinktiems iš ankstinių Dievo tėvo numatymų, dvasios pašventinimu, kad būtų klusnus ir apšlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Te padaugėja jums malonė ir ramybė. Čia mes susidurėme su vienu terminu iš ankstinių numatymų ir atrodytų lietuviškai nelabai aiškiai galim suprasti, kas tas yra numatymas. Tačiau jeigu pasižiūrėtumėm to paties skyriaus 20 eilutę, čia sako, jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą, o preikštas šiais paskutiniais laikais jums. Tai šiek tiek mums duoda atsakymo, kad tas numatymas yra prieš pasaulio sukūrimą. Kitaip tariant, čia mes atrandame, kad Jėzaus Kristaus auka buvo numatyta dar prieš pasaulio sukūrimą. Kyla klausimas tada, kaip tai įmanoma, kaip tai suprasti. Taip mums sako Dievo žodis, kad Jisai numatė Kristų, Jisai numatė iš ankstinį mūsų kiekvieno išrinkimą. Ir va šitas žodis iš ankstinių numatymų graiko kalboje šiek tiek duoda didesnį aiškumą, kadangi kitaip skambėtų tėvo iš ankstinis žinojimas. Tas graiko kalbos žodis, kuris lietuviškai skamba prognosis. Tai reiškia, kaip klausyti kažkokią prognozę, iš to kilo šita prasmė, tėvo iš ankstinis žinojimas. Reiškia, mums Dievo žodis atskleidžia apie tai, kad kol dar nebuvo sukurta žemė ir dangus, visa tai, kas yra materialu, kas yra matoma ir nematoma, jau buvo tėvo iš anksto suplanuota ir žinota, kad jis išsirinks tam tikrus žmonės, aš prie to sugrįšiu, jis iš anksto numatė, kad Jėzus Kristus ateis į šitą pasaulį, mirs ant kryžiaus, ištars žodžius atlikta, bus palaidotas ir prisikels. Jeigu kalbėt apie išrinkimą, toliau Efeziečiams 1 skyriaus 4 eilutė sako, mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą. Čia trumpai sustokime ir leiskime, kad šita tiesa pasiektų mūsų širdį. Dievo žodis sako, kad Jisai numatė tavo išrinkimą dar prieš pasaulio sutvėrimą. Jau tu buvai jo širdį, jau tu buvai jo mintyse, išsirinkdamas jame. Ir išsirinkdamas, žodelis išsirinkdamas, jeigu grįšime į 1 Petro laišką, dar kitaip galėtumėm išversti mėgstamiausias. Išrinktas arba mėgstamiausias. Taip Dievas kalba apie tave. Ir va šita antra eilutė, išsirinkdamas iš ankstinių Dievo tėvo numatymų, dvasios pašventinimu, kad būtų klusnus ir apšlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Atkreipkim dėmesį, čia dalyvauja visi Dievo asmenys. Išsirenka. Tai yra, Dievas išsirenka, taip, Dievas išsirenka, dvasia pašventina ir Kristaus kraujas apšlaksto, arba čia kalba apie Kristaus auką, kad Jisai išlieja savo brangų kraują tam, kad sumokėti už mūsų kaltes. Taigi, Dievas išsirinko prieš pasaulio sutvėrimą. Jeigu Jis jau išsirinko tave ir mane, vadinasi, tai buvo tik tai jo vienintelis sprendimas, nes nebuvo nei tavęs, nei manęs. Vadinasi, Dievas kuo vadovavosi išsirinkdamas tave ir mane? Jis vadovavosi malonę ir Jis vadovavosi tai, kas Jis yra meilė. Mylėdamas, Jisai išsirinko, nusprendė, atėjus laikui, atsiuntė savo sūnų, atėjus laiko, Jis pasibeldė tavo širdies duris ir tu pasitikėjai juo kaip gelbėtojui. Ir va tas išsirinkimas ir įvyko. Tai mums sako apie tai, kad
tai nepriklauso nuo tavo ar mano pastangų ir Dievas nevertina ir neišsirenka pagal tai, kiek tu daug gerų darbų darei ar darysi. Jis išsirinko prieš pasaulio sutvėrimą. Taigi, užduodam klausimą, o kokiagi mano dalis? Jeigu Dievas išsirinko prieš pasaulio sutvėrimą, tave ir mane, Jėzų numatė, auką jo numatė, tai kokia yra mano dalis? Čia kaip statant tiltą arba statant santykius yra Dievo dalis ir yra mano dalis. Sako, Dievas išsirinko, Dievas atsiuntė sūnų, Dievas beldžiasi į mūsų širdies duris, bet mūsų dalis yra atverti savo širdies duris. Apreiškimų knygoje sako, štai aš stoviu prie durų ir beldžiu, jei kas atidarys, aš užeisiu pas jį ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Matai? Yra žmogaus dalis atidaryti šitas duris, pasikviesti ir leisti, kad jisai ateitų. Tuomet šitas išrinkimas suveikia praktiškai, kad mes tampame jo vaiku. Ir toj pačioj eilutėje sako, te padaugėja jums malonė ir ramybė. Taigi, tėvas numato, dvasia pašventina, Kristus paaukoja save ir išlieja kraują. Dėl ko? Dėl tavęs ir manęs, kad išsipildytų šitą eilutę, te padaugėja tau ir man, mums, malonė ir ramybė. Visas tas išrinkimas ir visas tas jo darbas yra tik tam, kad tos malonės ir ramybės būtų daug dovanota tau ir man. Te padaugėja. Todėl aš laiminu tave, laiminu ir aš linkiu, kad šitas Dievo sumanimas, malonė tegul padaugėja tau, ramybės tegul tavo gyvenime būna žymiai daugiau. Taigi, Dievas ateina, apdovanoja, išlaisvina, transformuoja mūsų vidų. Mes tampame naujas kūrinys, seno nebėra, viskas yra nauja. Ir štai Dievas atėjęs į tavo gyvenimą, tu atveri duris, jis užeina pas tave ir sako, aš vakarieniausiu su juo ir bendrausiu. 2 Korintiečiams 13 skyriaus 13 eilutė vėl mums atidengia trejybę. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendravimas tebūna su jumis visais. Štai dėl ko Dievas išsirinko. Jis nori dalyvauti ir visi trys asmenys nori dalyvauti mūsų gyvenime. Kristaus malonė, jis atneša malonę, Dievo tėvo meilė, Dievas sako, aš myliu tave, ir šventosios dvasios bendravimą. Dievas išsirenka, kad turėti bendravimą su tavimi. Bendravimas tai reiškia, aš kalbu, jis klauso, jis kalba, aš klausausi. Tai yra bendravimas. Todėl aš raginu tave, nes Dievas viską padarė, kad šitas bendravimas, susitikimas prie arbatos, tavo kambarėlėje, tavo kažkokioj tai vietoje įvyktų bet kurio momentu. Jis trokšta šitų susitikimų, pasimatymų ir bendravimo su tavimi. Dėl to ir išsirinko, kad draugauti su tavim, kad draugauti su mumis ir kad turėti šitą bendravimą. Todėl mes galime atsiverti jam ir sakyti, ačiū Dieve tau, kad tu mane išsirinkai. Ir ačiū tau, kad tu kvieti į bendravimą. Ir ačiū tau, kad šitas bendravimas praturtina mūsų tarpusavio santykius. Laiminu tave.